Labas rytas. Šiandien sumąsčiau jums nufilmuoti vlogą, nes supratau, kad labai seniai filmavau. Taigi praleiskime dieną kartu su manimi. Aš vakar nėjau į mokyklą ir šiandien einu į mokyklą, nes aš susirgau. Vakar, tai yra užvakar, man pakilo temperatūra iki 38,8. Vakar jau buvo šiek tiek geriau ir šiandien man temperatūra jau yra nukritusi, aš jau šiandien neturiu temperatūros. Bet dar vis tiek šiandien einu į mokyklą, nes šiandien penktadienis ir nežinau šiaip. Neinu į mokyklą, kad dar įsilsėti, nes man rytoj varžybos. Tai aš jums šiandien parodysiu, ką aš veiksiu, nes šiandien taip pat neinu į mokyklą. Dar turėsiu šiandien vieną treniruotę ir rytoj man varžybos. Aš jau papusryčiavau ir dabar noriu nueiti į dušą, išsimaudyt, nes vis tiek po ligos nefainai jaučiuosi, tai noriu tiesiog atsigyvinti. Tai vienu žodžiu, pagaliau išsimaudžiau. Dabar žiūri gerai jaučiuosi taip gaiviai, nes tikrai po ligos išsimaudžiu yra žiūri gerai. Tai va, dabar labai gerai jaučiuosi ir nusprendžiau, kad reikia eiti truputį pasitvarkyti namuose. Ne tik savo kambarį, bet galvoju ir kitur pasitvarkysiu šiek tiek. Ir be abejo pasikeisiu patalynę šiandien. Taigi, aš apsitvarkiau, dar pas mus dabar siurbia siurblys, bet dabar aš jau pradėsiu ruoštis šokius, nes už kokios valandos išvažiuosiu. Bet šiandien gerai, nes man tik viena papildoma. Tai vienu žodžiu, susikrovau tašę. Šiandien eisiu su šita. Ši man visai patinka, nes labai talpi jinai yra. Ir apsirengiau tiesiog tokią paprastą juodą maikutę su kišniuku ir tiesiog džinsus. Dabar dar reikia susišukuoti plaukus ir užsimaskuoti šitą mėlynę. Čia man buvo gūzas, nes aš čia sode netyčia atsitrenkiau. Tai va. Žodžiu, aš jau kaip ir viską pasidariau. Man beliko užsimaskuoti šitą mėlynę. Aš ir praeitą kartą, kai jau šokius ją maskavausi ir šį kartą maskuosios. Oi, man atrodo, šiek tiek per daug. Pirštų tik jau, jums po to ką dadėsiu. Tai va, nes man jinai jau, kaip ir baigia užgyt, tai jinai, gelsta. Dėl to jinai labai matoma dabar yra. Tai va. Tai ją reikia maskuoti. Bet manau, bus visai gerai. Dar šiek tiek pamaskuosiu ir bus gerai. Tai va, mes jau su Goda išsirašėm eiti į stotelę. Mes šiandien važiuosim autobusu, nes mūsų negali pavežti. Ir žodžiu, tai Goda šiandien važiuos į Kompensą, nes jai generalinė repeticija prieš varžybas. O man tiesiog treniruotė, bet mes tuo pačiu maršrutu važiuojam. Tik ten Goda turės anksčiau išlipti, aš ją dar turėsiu palydėti ir po to turėsiu įsėti kitą autobusą. Tai va. Taigi aš jau pašokau ir dabar mes atvažiavom į Lidlą, nes reikia apsipirkti kitai savaitai.
to gal dar išeisime lauk. Tai gal, ką nors parodysiu ir jums. Mes jau čia. Dabar reikės kažką išsirinkti, skanaus ir faina. Man taip neįku čia filmuot. Taigi mes jau grįžom, apsipirkom, pašokau ir dabar eisim pasivaikščioti. Taigi mes jau išėjom. Va, ir dabar mes einam į mandariną, nors pasižiūrėti. Taigi mes jau grįžom ir dabar metas pasidaryti pedikiūrą. Dar pasiėmiau skanę spurgą. Aš galiu daryti nagus, bet aš labai tingiu. Bet nieko, to pradėsiu. Vienu žodžiu, aš pasidariau pedikiūrą ir dar mes dabar visų pakavom dovaną mamai, nes sekmadienį mamos diena. Mamos diena jo. Ir mes va dar šiandien nupirkome į dovaną. Tai va dabar supakavom. Nežinau, kad aš jums parodysiu, aišku. Ar aš vis parodysiu, bet vienu žodžiu supakavom dovaną. Nu tai ką, labai ačiū, kad žiūrėjot mano šį vlogą. Aš jau ruošiuosi miegot. Rytoj man vis tiek anksti keltis, nes varžybos. Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjot šį video ir iki.